Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir šiandien filmukas apie parašiutus bei šuolius iš lėktuvo. Tai va, pamatysite daug įdomių gražių vaizdų, papasakosiu šiek tiek apie tai, kaip pradėti užsiiminėti šio sportu, kaip pakuoti parašiutą ir kitus jūsų užduotus klausimus komentaruose, tai drąsiai rašykite ir klauskite. Padarysiu filmukus apie tai, kas jums įdomu. Taip pat nepamirškite palaikinti šito video ir pasubscribinti mano kanalą, man tai labai svarbu, padeda augti ir jaučiu jūs šalia. Taip kad važiuojam į video ir skanaus. Esu Italijoje didžiuliame parašiutininkų renginyje, kuris vadinasi Vector Fest. Jisai vyksta kas 2 metus ir vyksta skirtingose lokacijose ir šiemet išpuolė Italiją. O šitas festivalis ypatingas tuo, jog žmonės suvažiuoja iš viso pasaulio ne tik pašokinėti parašiutais, bet ir gerai praleisti laiką ir susitikti su senais gerais draugais. Renginio organizatoriai rūpinasi mūsų linksmybėmis ir čia matote vieną iš jų. Čia vyksta loterija, tai renginio organizatoriai mėto stalo teniso kamuoliukus sunumeruotus ir visi gali pagriebti jų kiek tik nori ir kai kurie iš jų yra laimingi ir galima laimėti įvairiausių prizų nuo paprasčiausių nuolaidų iki netgi parašiuto. Einam su Gituku pasivaikščiot, bet noriu jį pakalbinti šiek tiek. Gyti, kiek turi šuolių ir kada pradėjai šokinėti? Oh my god, 2000, pirmą šuolį dariau 1998. 1998. Jo, bet skaidavint pradėjau 2001, tai kiek čia tų metų, 23 jau. O Jėzus. Oh my god, tiek žmonės negyvena, o kiek šuolių padarėsi? Dabar kažkas 2000, oi, 4800. 4800. Klausyk, ir ką tu galėtum pasakyti žmonėm, kurie dabar manęs klausia, kaip pradėti šokinėti parašiutais? Easy. Susirandate Drop Zoną, klubą, kuris daro kursus, užsiregistruojat, atvarot, geri 2 savaitgaliai vasaros ir jūs skaidaiveris ir varot, kaip mes visi varom. Taip lengva įsilaikyti licenciją? Šiais laikais labai paprasta. Kiek reikia šuolių padaryti, kad gautum parašiutininko licenciją šokti iš to lėktuvo? Vidutiniškai visiems reikia apie 10, jeigu esi geras, gali užtekti ir 7, kai kam reikia šiek tiek daugiau, viskas labai priklauso nuo tavęs. O ką per tos šuolius, kai mokinės reikia daryti, ką ten mokina tave? Esmė yra tokia, kad turi išmokti pagrindinius išgyvenimo dalykus, išskleisti tinkamam aukštį parašiutą, nusileisti saugiai, padaryti tam tikras užduotis ir viskas, ir tave paleidžia gyvenimui, o paskui viską išmoksi bešokinėdamas. Palaipsniui? Jo. Tai ganėtinai paprasta ir kiekvienas realiai norintis? Nėra čia jokių limitų, nei amžiaus. Kaip su svoriu, pavyzdžiui? Oi, turime, atrodo, mes tų svorių tokių ir po 50 kg mergaičių ir po 120 bičiukų. Tai realiai tik tai snoro reikia? Visiškai, ir šiek tiek pinigų. Šiek tiek pinigų pradžioj, kiek kainuoja maždaug pradėti nuo pat pradžių tos kursus, įsilaikyti, licenciją gauti? Reikėtų bent 1500 atsidėti, kad nereikėtų paskui tenai nutraukti vidury kurso. Dėl pinigų jo, bet šiaip tai apie 1500 kursams užtenka, įrangos pirkti nereikia, viską gali išsinuomoti, viską turi visi klubai ir šalmus, ir akinius, ir aukštimačius. Nieko tau pradžiai nereikės, o kai jau paskui pribręsi, matysi, kad viskas čia gerai, viskas susipirksi. Palaipsniui irgi po truputuką, per metus, kitus. Plius parašiuto pradžiai net neapsimoka pirkti, nes kiekvienais metais vis mažėja tas parašiutas su tavo patirtim, jeigu daug šokinėjai. Jo, ypač pradžioj, tai tikrai studentiškų parašiutų niekas niekad neperka. Tai paskui jau nusiperki, kai jau esi šiek tiek patyręs, po 100-200 šuolių. Tai jo, visą laiką vis tiek mažini ne vieną kartą dar tą parašiutą. Tai labai paprasta, bet kuris iš jūsų gali prisijungti prie mūsų ir su mumis atvažiuoti čia šokinėti visur, kur tik tais reikia daug noro ir įveikti tą pirmą baimę. O kaip su ta baimė buvo? Dabar palygink pirmus savo šuolius. Pirmi tavo šuoliai buvo su kokiu parašiutu, vis tiek su tuo apvaliu tikriausiai? Jo, tai aš, man atrodo, gal 3 padariau šuolius su tuo apvaliu, kaip tu sakai. Dabar jau su šitais nelabai kur berasi, kur iššokti. Nes jau jie pasenę, niekas su jais nieko nebedaro, o paskui tai, pirmi tie šuoliai tai buvo kaip ir visų. Pilnos kelnės baimės, bet ta baimė, tas tai yra ne baimė, bet tas džiaugsmas, tai nugali tą baimę. Atperka visiškai. Ačiū, Gitukai. Ačiū.
Vienas labai geras privalumas, kai keliauja 15 žmonių kartu, tai galima įsinuomoti labai fainus namučius su tokiais va vaizdais, tokiu backyardu ir tokią vilą. Ir gaunas žmogui po kokius 5 eurų naktis, bet kai mūsų daug, tai labai fainai čia gyventi. Mangi patinka vila? Jo, labai. Amazing. Nesiskundė? Gretutė, brangioji, tu esi kaip adata šieno kupė, tai kaip deimantas tarp tų anglių. Vienintelė dama su mumis čia kelionėje šokinėjanti. Kaip tu jautiesi to vyrų dominuojančiam sporte? Kaip mergina? Labai puikiai. Labai puikiai, kiek žuvis vandenį. Labai patinka. Daug bernų? Aišku, smagu. Jo, bet kaip tą pimpalų energiją suvaldai? Nu, va, turiu savo techniką, bet kurios aš tikrai neatskleisiu. Neatskleisi žmonėm. Bet ir šiaip sporte, ne tik va tose kelionėse, bet ir dropzonose vis tiek dominuoja... Taip, dauguma vyrų. 90% vyrų, 10% moterų. Sakyčiau taip. Ir kaip, that's okay for you? Nenorėtum, kad daugiau, pavyzdžiui, dabar merginos žiūrinčios ateitų iš šitą sportą? Žinoma, būtų labai smagu, kad ateitų. Tai papasakok apie tą baimės įveikimą moteriams. Vis tiek kažkaip tas sportas asocijuojasi vis tiek su adrenalinu, su viskuo, ar kažkaip vyrams atrodo tai priimtiniau, natūraliau. O aišku, dabar tu baimę jauti prieš šuolį. Kiekvieną kartą tik tai jinai skirtinga. Nes išsikeli kažkokį tai tikslą, nori jį padaryti ir bijai, kad nepadarysi. Kad sugadinsi šuolį. Sugadinsi, kažkam dar padarysi, supranti, dar blogiau. Nu, tu tokia atsakomybė jauti kiekvieną kartą. Jo, kiekvieną kartą atsakomybė. Bet, kai eini per baimę, išsigrynina, ateina dar geresni dalykai. Kai sako, Dievas paslėpia geriausius dalykus už baimės ribų. Yes. Tai reikia ją įveikti. Reikia, visus skatinu tai daryti. Įeiti į nekomforto zoną. Būtent. Ir iš jos išėjus gauni tą rewardą, apdovanojimą. Taip. Bet reikia daryti, o nesakyti, kad darysiu, reikia eiti daryti. Tai vat, ko palinkėtum tam žmogui, kuris dabar galvoja, kad kaip norėčiau pradėti šitų sportų įsiminėti, bet vis neprisiruošia? Tai tos drąsos eiti per baimę, to ir palinkėčiau. Geras palinkėjimas. Kaip ir visuose sportuose, veiklose, būreliuose, kai jau ten įsiveli, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, tai reikia visokių daikčiukų, daiktelių. Tai čia taip pat šitam sporte yra labai gera parduotuvė, viena populiariausių pasaulyje tikriausiai, ir čia yra lietuvių Sky Shopas, kuriame galite įsigyti visko, ko tik reikia parašiutizmui, nuo visokiausių šalmiukų, šalmelių, gumyčių, aukštimačių, va tiek po to visko norisi susipirkti, visko reikia. Ir kai užsiėmė čia irgi visokių madų, visko yra, tai kai teorai naujus hidriakus perka, nes gražesnių nori, tai čia irgi paskui visokių šalmų reikia, dar kažko, naujų kostiumų. Tai tiek va, čia visko yra. Privažiavusių pardavėjų, gamintojų.
Ir jie viską čia pardavinėja, nes parašiutininkai tokie patys žmonės. Nori gerai atrodyti, patogiai jaustis ir mėgautis savo šuoliais. Papasakosim, kas čia vyksta, kaip čia visa sistema prieš šuolį, kas čia daroma yra, kaip organizuojami šuoliai. Taigi tu, kas čia vyksta, papasakok. Kiekvienam pakilime turime po 1-2 šuolių tokius vadinamus organizerius, kurie sudėlioja programą grupėms. Ir dažniausiai jie būna labiausiai patyrę, tai tokia mūsų šito bendruomenės žvaigždės. Tai va dabar matome čia tokią Robertą, kurie organizuoja šuoliuką su bičiukais. Tai kažką jie dėlioja, galim prieiti arčiau, pažiūrėti, ką jie ten planuoja. Ir iš esmės tiesiog sudėlioja planą, kaip kas šoks iš lėktuvo, kas po ko, kokios grupės suskirstomos yra. Ir čia vat organizuojama, kaip viskas vyks danguje. Susitarė visa chebra, kas ką darys danguje, kada kas iškris iš lėktuvo, kur bus oro erdvėje, kur skleisis, kad saugiai skleistųsi visi atokiau vieni nuo kitų ir panašiai. Yep. Čia vat chebra repetuojasi iššokimą iš lėktuvo, kas kur stovės, kas kur bus lėktuvo duryse, kaip toliau skris. Jūs irgi ant nugaros, ne, jūs ant nugaros, o jūs ant pilvų. O jūs ant pilvų ir mes matom. O tai mes taip tiesiog išeinam? Ne, šeisit, šoksit taip ir taip, priartės. Taip, tu gausit tada taip, tu būsi pačiam viršui, jūs čia, mangi su šnioka čia, ateikit. O aš būsiu čia. Ir tada aš iš karto pakilsiu į viršų, apsiversiu ir vedu. Ir vedi. Taip. Tada aš pakylu, ateinu taip. Tu gali net taip, gali šoną, apliks kaip sustatą, jeigu nori. Bet darysim posūkius. Per posūkius tu gali, žinai, pamesti savo, jeigu darysi transitionus, galim pamesti. Darysim, nes darysim tai 270. Iš lėktuvo šoksim vieną pusę, ratą ir tą pusę varysim. Ok, aišku? Ir viskas. O tu, jūs būsit aukščiau, aš būsiu dar aukščiau. Per vidurį, virš tiesiog žmonės. Good? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, daugiau žmonių nereikia. Jie žiūri šitą labai visi. Daugiau žmonių nereikia. Let's do it. Varom.
Na tai šuolio planas kaip ir įvyko, bet nepilnai, ne visiems pavyko suskristi taip, kaip norėjom. Ganėtinai sunkus pats iššokimas iš lėktuvo, nes ta platforma, ta rampa atsidaranti nėra visiems įprasta ir kai kurie susivartė Nexito, tai tada iš karto atsilieka šuoliai ir sunku prisivyti. Tai kaip ir padarėm planą, bet ne visi parašiutininkai suskridom. Tai yra kur tobulėt, bet dabar jau skirstysimės grupelėmis mažesnėmis ir mes dabar tik tais jau 3 su Mangiu ir Deiviu varysim. Turim labai tokį įdomų ir greitą šuolio planą. Tai krisime žemyn galvą, formacijoje susikabinę, toje formacijoje pažaisim, o paskui pereisim, išskrisim į tokį begalinį posūkį, suksimės spirale žemyn. Tai turėtų būti labai greitas šuolis, labai daug greičio sugeneruoti turėtumėm. Dėl to jis bus trumpas. Bus gausiai 40 sekundžių ar mažiau danguje. Važiuojam, pasižiūrim, kas gausis. Prisirišė vairus pirmoje vietoje. Čia telpa parašiutas? Šitą visą medžiagą turi kamerytę, kaip mes vadinam. Kamera. Nieko su ja nefilmuojam, bet mes ją vadinam kamerą ir čia kažkaip reikės viską atsikišti. Atsisukam šitą šniuriuką. Padarom, kad jisai vėl veiktų, užtaisom iš naujo. Parašytas. Prieš pakuojant susidedi svorio šiek tiek, kad parašiutas nejudėtų. Ką čia dar reikia tu? Deduosi savo parašiutuką, jisai dar labai naujas, dar tik 10 šuolių. Čia uodegytė dabar, ar ne? Medžiagos labai, čia dar daug, viskas labai neišbausta. Kišam šitą uodegytę, kaip sakai, į klyną. Čia šiek tiek pasižiūrim, pasitvarkom, kad viskas būtų gerai. Čia biškį pasižiūrim. Čia biškį pasižiūrim. Ne tik pasižiūrim, net biškį ir patvarkom. Ir viskas. Tada slaideriuką turime prisekti prie kupoliuko. Iš tikrųjų slaiderį prie kupolo, nėra čia pamažymė. And it's done. Tada viską. Čia tai uodegytė, ten nebuvo uodegytė, ten buvo turbinos. Tada aš pritariau to. Čia yra uodegytė. O su priekį irgi suvėjai? Tada turbinas šiek tiek įkišam į vidų. Gražiau viskas ten išsiskleis. Šiek tiek užsukam čia uodegytę. Ir dabar jau viską dedam ant žemės. Eko Indija ir tada Romeo tango. Dar buvo ta delta. Kaip man varyt namuko? Spaudžiam visą orą iš medžiagos. Kadangi medžiaga labai nauja, oras labai nenori dar išimti. Reikia po truputį išleisti. Dirba tik tai su
Tada pušim tave. Pasmeginis savo. Na ir dabar dėsi į kamerą. Jo, dabar viską bandom sukišti tą mažą tašytę parfumerkę tokią mūsų. Geras šoris buvo, ne? Rodykis, didelis. Dar arba būna labai blogai, arba labai gerai. Parašiutas supakuotas. Lieka sutvarkyti stropas. Aš po to tu vedybė. Specialiai aštunkiam tokiom didėnėm. Jep. Dar kartą patikrinu, kad medūza būtų iškaupsiruota. Čia į galą. Kyla temperatūra? Turėti vadinamą kulakordą, su kuriuo uždarysime sistemą. Kaip kokį, žinai, pasakoju, kaip gaminti, ką nors. Kaip tau viskas gerai buvo? Jo, tai jau kokiai, nes nieko nebuvo. Ar tai rybui? Nes mes išmetrėm. Ar nieko nebuvo? Vieta? Toliau įsitės. Tai pagrindinį parašiutą laikom kuprinės apačioje. Tuo tarpu atsarginis yra viršuje. Aš buvau kairė irgi. Va, viską pamatysim. Nes aš kairės filmavau juos. Kaip irvis, kaip trekinis man. Parūdė, Viskas uždarė parašiutą. Prašau, padaužiam biškį. Parašiutas supakuotas. Lieka sudėti medūzą. Parašutėlį ištraukiamai. Mažą parašiutą, kuris įslydžia pagrindinį parašiutą. Ir viskas. Galima vėl kartu. Ir taip, kokius 6 kartus. Arba 3. Tada Janas skaito. That's it. Kaip dabar geriau skleidžiasi? Legas, 2 kartus. Kai moki netrunki, 6 minutės gyti. Tikrai jau užturko matą. Tai čia naujas parašiutas. Tai jau, raidai, žinai, žalim. Tai gali būti, kad ar taip, žinai. Viskas. Nežinau, arba body position, arba... Kaip matot, šuolį parašiutininkai tikrai planuoja iš anksto, dėlioja jį, repetuoja ant žemės kelis kartus, paskui dar kartoja tą pačią repeticiją su parašiutais ir daug kartų bandai tą dalyką vizualizuoti, visą šuolį, netgi sėdėdamas lėktuve, laukdamas pakilimo, kol kyli, daug kartų jį praeini galvoje tam, kad nepadarytum klaidų ir įgyvendintum visą planą nuo pradžių iki pabaigos. O šį kartą treneris mums sudėliojo labai sudėtingą šuolį.
Treneriui davus ženklą visi verčiamės iš lėktuvo ir šiek tiek pasisukę iš šono paskrendam nuo kurso, kad neužskristų ant mūsų arba mes ant kitų parašiutininkų. Kai visi esame maždaug suskridę, treneris duoda ženklą ir visi esantis parašiutininkai ant nugarų verčiasi ant pilvų ir pereina virš trenerio. Iš karto po to darome tokį veiksmą vadinamą flock and roll, kai visi skrendame į posūkį ir posūkyje persiverčiame į kitą pusę, tai kitaip sakant, kas buvo ant pilvų eina ant nugarų, kas buvo ant nugarų ant pilvų. Tuomet maksimaliai įsiplokštiname, susilėtiname ir apsisukime 180 laipsnių, neriame žemyn ir vėl smėgiame visų greičiu. Ir atliekame paskutinį veiksmą, pakeičiam pusės, užnėrę žemyn ir tuomet nebelieka daug laiko, tiesiog tenka skirstytis ir ieškoti savo laisvos oro erdvės, skleisti parašiutams. Na ir kai susidėliojame tokį planą nuo pat ryto, visą dieną tiesiog kartojam tas patys šuolį, tiesiog jį šlifuojam, kad jisai kuo puikiau gautųsi. Čia kolega neteisingai supranta ženklą ir iškrenta iš lėktuvo per anksti. Na, o mes kartojam trenerio sukurtą šuolį ir jį atšlifavę visą dieną bandom pakartoti kuo tobuliau. Tikrai greit suskrendame į vieną krūvą, pasisukę nuo lėktuvo skrendamo kurso, pradedam programą ir aš iš nugaros kylu į viršų ir apsisuksiu ant pilvo, o chebra apsivers ant nugarų. Toliau programoje yra flock and rollas, tai kaip matote pradedam daryti posūkį, sukamės ir taip statinam, kad aš iš pilvo vėl atsiduriu ant nugarų, o kas buvo ant nugarų ant pilvo. Na, o dabar stabdomės, plokštinamės ir sulėtėjam gal 100 km per valandą ir tuomet apsisukame 108 laipsnių ir vėl stačiai žemyn neriam ir vėl vystom didžiulį greitį. Programoje turėjome dar vieną veiksmą, bet nelabai užtenka laiko ir tenka skirstytis, visi šauname skirtingas pusės ir saugiai skleidžiam parašiutus tam, kad galėtumėm pakartoti šitą smagų reikalą dar kartelį. Leidžiantis parašiutu taipogi yra tam tikros taisyklės, nes danguje eismas nemažas, vienu metu leidžiasi daug parašiutininkų ir už šitą nusileidimą aš gavau geltoną kortelę, nes iš tikrųjų šiek tiek nukrypau nuo nusileidimo kurso. Aišku, gal jau chebra buvo pavargus ir tiesiog pikti, tai žadėjo man daugiau nebeleis šokinėti, jeigu pakartosiu tokią nesąmonę. Po šuolių keliaujam namo į savo nuostabią vilą, atsigaivinti nuo Italijos karščių, galime smagiai baseinėlyje ir vakare judėsime į vakarėlį, nes kiekvieną vakarą festivalyje organizuojami įvairiausio plauko vakarėliai. Tai kągi, mūsų renginukas, mūsų savaitėlė šuolių atėjo į pabaigą. Iš tikrųjų renginys ganėtinai netikėtai baigėsi su pakilusiu vėju ir turbulencijom besleidžiant. Tai pradžioj nuėmė šuolius visiems, kas turi mažiau negu 500 šuolių, o paskui ir visiems uždarė juos, tai taip greitai pasibaigė. Šiek tiek esu nusivylęs renginiu, nes planavau padaryti bent jau 30 šuoliukų, pavyko padaryti 19 jų. Tai aišku, neblogai, tikrai daug išmokau, daug patobulėjau ir labai smagiai praleidau laiką su chebryte. Svarbiausia, man atrodo, čia šito sporto dalis yra ta bendruomenė ir dalinimasis visom tom emocijom. Norėjosi šiek tiek dar daugiau galbūt išspausti, bet iš tikrųjų buvo labai karšta, visą laiką apie 30 laipsnių, šiltos dienos Italijoje, tai tas irgi vargindavo, bet šiaip paskaitau savaitėlę, tikrai smagu buvo. Renginio dar privalumai, tai dažniausiai būna kelių tipų renginiai su parašiutizmu susiję. Tai vadinami skills campai, kur planuoja važiuoti rugpjūtį. Tai tenais toksai būna kaip sporto stovyklos labiau ir visą savaitę šokinėjai su savo kažkokia komandėlė, su tais treneriais ir mokiniesi kažkokius dalykus. Šitas renginys buvo vadinamas skydivingo bugis. O bugis tai yra liktais konvencija, lik kažkoks suvažiavimas, bet čia labiau apie smagumą, labiau apie tos vadinamus fun jumpus, pašokinėti su chebra. Dar didelis privalumas yra šio renginio, kad suvažiuoja tikrai labai daug žmonių, suvažiuoja, kaip mes vadinam, parašiutizmo dievai, kurie yra legendos ir labai garsus parašiutininkai ir gauni progą su jais iššokti, kas yra labai įspūdinga ir kiekvienas parašiutininkas to nori. Tai
Ir čia labiau gal tas visas renginys apie vakarėlį, apie bendruomenę, ne tiek apie kažko mokinimąsi. Nors tikrai pavyko išspausti šitą renginio maksimaliai ir daug ko išmokti. Taipogi labai smagu šitam renginį buvo iššokti iš lėktuvų, kokių dar nesu šokęs, kaip tas matėte Skyvenas, kur yra liktais didžiulis autobusas skrendantis su atsidarančia rampa iš galo. Tai tas yra ganėtinai unikalu ir nedažna parašiutininkų pasaulyje. Tai tikiuosi jums irgi buvo įdomu pamatyti šiek tiek pačio parašiutizmo. Panašu, kad nusimato neužilgo kitas video, labai kažkas įdomaus Lietuvoje bus nufilmuota su beiso šuoliais. Planuojam tokį didžiulį projektą, laukite kito vidoso, manau bus neužilgo. O šiam kartui su jumis atsisveikinu ir labai prašau jūsų palaikyti mane, jeigu jums įdomu šitas turinys, palaikinkit šitą video, pasubscribinkit mano kanalą, man tai svarbu ir iki kitų susitikimų. Va tokioje va viloje gyvenam, vidury niekur, vidury kalvų, kalnų. Labai gražu, tai visai faina to Italijoje, rekomenduoju. Tai faina, kad net gali šokti iš batų, draugelis pametė batus šokdamas iš lėktuvo.